Rezervinės rinktinės nariai iš turnyro po Kiniją grįžo skirtingos nuotaikos. Vieni krepšininkai gavo kvietimą prisijungti prie pagrindinės rinktinės, tačiau didžiai daliai buvo padėkota už darbą ir durys į rinktinę bent jau šiemet užsivėrė. Ramūnas Butautas iš rinktinės rezervo pasikvietė net 3 žaidėjus – Giedrių Gustą, Mantą Kalnietį ir Andrių Mažutį. Belgamečio komandos dirigento Šarūno Jasikevičiaus likę treneriai priversti ieškoti, kas galėtų bent iš dalies jį pakeisti. Vis dėlto ant rinktinės slenksčio atsidūrė Gustas ir Kalnietis didelio džiaugsmo nerodė ir žinia, kad tęs treniruočio stovyklą, sutiko ramiai. Iš tikrųjų labai patenkintas va šitą kelionę, nes aš prieš tai su Butautu nesu dirbęs ir man buvo naudinga suprasti, ką jisai nori, ko jisai tikisi ir po varžybų žiūrėdavom video kartu ir jisai man aiškinavo mano klaidas, kur aš turiu kažką, ko jisai nori ir manau buvo labai naudinga tas laikas praleistas. Kaip vertini savo pasirodymą žaidimą Kinijoje pats? Koks čia pasirodymas, sunku vertinti ir niekaip nevertinti. Paprasčiausiai nebuvo jokio pasirašymo, surinkti greitai ir greitai išvažiavo. Tai koks čia gali būti vertinimas? Kaip įvertintum savo konkurentus, Mažutį, Kalnietį? Nevertinu nieko. Susirinksim, žaisim, kartuosim bus matyti. Kada prisijungti žadat prie rinktinės? Ketvirtadienį vakare. Priežasčių nespinduliuoti džiaugsmų bent jau Mantas Kalnietis tikrai turi. Pastaruoju metu Kauno Žalgirio gynėjai didesnį galvos skausmą kelia ne tai, ar su rinktine važiuos Europos čempionatą, o tai, kur žais ateinantį klubinį sezoną. Mantas netikėtai atsidūrė tarp dviejų ugnių, kai Žalgirio klubas pareiškė, kad krepšininkas lieka Kaune, o neišvyksta į Treviso Benetono klubą. Su šiuo klubu jau buvo pasirašyta sutartis, tačiau netikėtai viskas apsivertė aukštyn kojomis. Situacija tokia, kad čia aš aišku turėjom ir internetą, ir telefonus ir viską žinau, kas čia vyksta. Ir pirmas dalykas keista buvo man tai, kad Kapičionis čia keliose interneto puslapiuose, spaudoje, nežinau, davė tokį interviu, aš apie jį nieko iš vis nežinojau apie tokius dalykus ir man keista, kad jisai kalba mano vardu, nes aš jau kuris laikas su juo santykius nutraukęs ir man netiko, kaip man rodos, blogai buvo dirbama, gal ne tai, kad blogai, bet galbūt ne viskas buvo padaryta, kas galėjo būti ir aš su juo prieš kurį laiką nutraukiau santykius ir turiu kitą agentą. O daugiau kažką žinau, kad turi paaiškėti artimiausių metų per kelias dienas ir dabar Žalgiris sprendžia tą situaciją ir tikiuosi viskas normaliai išsispręs. Daugiau šiuo metu nieko pakomentuoti negaliu. Tai nori likti Kaune? Sakau, palaukiam porą dienų, aš tada pasakysiu. Dabar nenoriu kalbėti. Bet dabar 2 sutartis turi? Ne. Tarptautinė FIBA organizacija per šią savaitę turėtų paskelbti verdiktą, kuris klubas Benetton ar Žalgiris yra teisus. Jei paaiškėtų, kad Kalnietis turi 2 galiojančias sutartis, nemalonumai gali grėsti pačiam krepšininkui. Stasys Vaitonis, L-Rytas LT.